Mane paskatino asmeninė patirtis, mačiau, kaip sudėtinga gali būti kreiptis pagalbos, kaip jautiesi vienas. Mano psichikos sveikata reiškia vidinę pusiausvyrą, emocinį stabilumą ir gebėjimą tvarkytis su kasdieniais iššūkiais. Darbovietėje teko susidurti su per didelio darbo krūvio reikalavimų spaudimu, dirbti viršvalandžius, dažnu tikrinimu. Dėl pastovaus spaudimo atsirado nemiga, stresas prieš darbą, nenoras eiti į darbą. Pradėjau pastebėti, kad labai pasikeičiau ir turiu rasti būdą susitvarkyti su kilusiu stresu ir pradėti keistis į gerą pusę. Darbe pradėjau atvirai kalbėtis apie problemą. Klausiau, ar dar kas nors patiria stresą. Po atvirų pokalbių supratau, kad esu ne vienas tokioje situacijoje. Keliese pradėjom netylėti, spręsti problemą, garsiai ir perlipom per savo gėdos jausmą. Sužinojo vadovas apie susiklosčiusią situaciją, vadovas pasiūlė pereiti kitą skyrių. Po tokių pokyčių supratau, kad netylėjimas ir kalbėjimas, atvirumas duoda labai daug. Randi bendraminčių, padedi ne tik savo, bet ir kitiems, pasidalinę savo mintimis ir jų sprendimo būdais. Esi ne vienas laimėtojas, o keliesi. Dažniausiai pastebiu stereotipą, kad psichikos sveikatos sunkumai yra silpnumo ženklas arba kad žmogus turėtų susitvarkyti pats. Taip pat vis dar gajus įsitikinimas, kad pagalbos ieškoti yra gėda. Manau, kad kiekvienas iš mūsų galime daugiau kalbėti apie psichikos sveikatą, būti atviresni savo patirčiai ir palaikyti kitus. Kuo dažniau apie tai kalbėsime, tuo mažiau gėdos ir baimės liks. Gerą psichikos sveikatą man padeda palaikyti miegas, geras miegas, kuo daugiau, tuo geriau. Aišku, fizinis aktyvumas, bėgiojimas, vaikščiojimas grynam ore, miške. Taip pat stengiuosi reguliariai stebėti savo savijautą, darau pertrauką, jeigu pajaučiu didesnę įtampą kažkur tai tiesiog stengiuosi atsitraukti nuo to darbo, pereiti prie kažkokio tai fizinio darbo, jisai puikiai padeda pamiršti įtampą darbe, kalbuosi su artimais žmonėmis. Palinkėčiau nepamiršti, kad pagalbos ieškoti yra normalu ir drąsu. Nereikia visko nešti vienam. Reikia labiau pasitikėti vienas kitu, būti atviresniam, kad visi žmonės nori būti išgirsti ir nori vienas kitam padėti. Tiesiog perlipti per save ir kalbėtis ir dar kartą kalbėtis. Pastaraisiais metais atsirado daugiau supratingumo. Tai pastebiu viešosiose erdvėse, tai socialiniuose tinkluose, Facebook'e, kaip žmonės išsako savo problemas,
jie sprendžia, palaiko, tiesiog dalinasi savo patirtimi ir tiesiog tampa tos temos daugiau aiškios, kaip tose temose, įvykiuose pasielgti. Manau, kad psichikos sveikatos temos nutylimos dėl informacijos trūkumo ir ilgai gyvenusių stereotipų. Daugelis mokytojų ar tėvų patys nebuvo mokyti kalbėti apie emocinę gerovę, todėl jiems sudėtinga tai perteikti kitiems. Bendruomenėse dažnai vyrauja nuostata, kad apie tai nekalbama, todėl tema lieka užribyje. Kai jaučiausi, kad pats negaliu susitvarkyti su tam tikrais sunkumais, kalbėjausi atvirai ir išsamiai su kolektyvu, su artimaisiais. Tai padėjo geriau suprasti savo emocijas ir atrasti būdus, kaip su jomis susitvarkyti. Šiuo metu ramybę ir džiaugsmą jaučiu, kai galiu sustoti įkvėpti ir vertinti mažas gyvenimo akimirkas, saulėlydį, kavos puodelis ramioje aplinkoje, miškas, gamta, tiesiog pasivaikščiojimas kažkur tais ramioje aplinkoje, kaip pavyzdžiui vasarą, pavasarį, kaip tiesiog bunda gamta, paukščiai čiulba, tas labai padeda.